Šiame tyrime patvirtinta, kad dalyviams stebint save veidrodyje ir tariant negatyvius teiginius apie savo kūną, mažėja pasitenkinimas savo kūnu ir teigiamų emocijų lygis, o neigiamų emocijų daugėja. Toks reiškinys nebuvo stebimas toje grupėje, kurioje save veidrodyje stebintys dalyviai apie savo kūną kalbėjo teigiamai. Labai prašosi išvada, jog čia esmė ne pačiame veidrodyje, o tame, kokią reikšmę matomam vaizdui suteikiame. Jeigu veidrodyje ieškome, kas negerai, tai greičiausiai tai ir rasime. Norisi pridurti ir kitą seniai žinomą reiškinį. Kuo dažniau susidurėme su bet kokia informacija, tuo ji mums darosi priimtinesnė. Net jeigu nesakysime savo nieko pozityvaus, bet susilaikysime nuo savikritikos, tai požiūris į savo kūną jau pasidarys ramesnis ir nevers ieškoti sveikatai visiškai nepalankių veiklų. Ir ne, tai nereiškia, kad nustosime stengtis vardan geresnės sveikatos. Tai yra nesusiję reiškiniai. Skanaus, taikos ir ramybės.